Tai sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai turim europinį šį kartą Subaru Outback modelį 2018 metų, 2,5 litro varikliukas, pakankamai įprastas, žinomas, paprastas MPI variklis, visų 100% važiuoja dujomis, o jam sumontavom kokybišką itališką Landrenzo Evo OBD komplektą, apie kurį truputėlį ir papasakoju. Tai pats valdymo blokas sumontuotas štai šitoje vietoje, diagnostinė jungtis, dujinės įrangos saugiklis greta prie pliusinės klėjamos. Dujiniai purkštukai yra sumontuojami Landrenzo grupė priklausantis AEB, A+ po 2 kiekvienoje variklio pusėje. Variklis yra opozitinis, tai po 2 kiekvienoje pusėje turi ir benzino purkštukus. Dujų reduktorių matote, Landrenzo LI10 turbo reduktorius, skirtas 180 kW galios turinčiam varikliui ir daugiau, tai be abejonės turim šiek tiek jo rezervo į priekį natūraliai, tai tikrai geras ženklas, kur kas geriau turėti galingesnį reduktorių nei kažkokį silpną kankint ant savo galimybių ribos nuo pat pirmų dienų. Atskirai be abejonės montuojamas dujinės fazės filtras, čia yra sumontuojamas atnaujinto tipo, specialus su dervų ir purvo tokiu surinkimu, pavadinkim taip. Be abejonės yra montuojamas toks tam, kad maksimaliai apsaugot dujų purkštukus nuo visų nešvarumų, kurių dėja mūsų dujose pastaruoju metu yra itin daug. Temperatūrinis daviklis matosi, dujinės skystos fazės, filtras bei dujų vožtuvas Landrenzo yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Atskirai nuo reduktoriaus montuojame tam, kad išvengtume natūraliai jo strigimų dėl tos pačios jau mano paminėtos priežasties. Visi Landrenzo dujinės įrangos darbų montavimo darbai yra atliekami pagal aukščiausius kokybės standartus, tai naudojamos kokybiškos žarnos, spyruoklinės apvaržos, specialios gofros, gamykliniai laikikliai. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras ir kiekvieną kontaktą lituojant. Daug kažkokių labai pavyzdžių nereikia žiūrėti, jeigu pasinagrinėtume variklio skyriuje, tai visi laidai taipogi yra įvilkti į gofras ir tos gofros yra izoliuotos. Taip kad stengiamės, kad tas montavimas atrodytų kiek įmanoma arčiau tam gamykliniam variklio skyriaus vaizdui. Ir be abejonės komponentus dėliojame taip, kad jie kiek įmanoma mažiau trukdytų kitiem einamiem ar eksploatavimo variklio ir automobilio darbam. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas montuojamas truputėlį žemiau, kaip ir visada. Pridėsiu nuotrauką, galėsit pasižiūrėti. Tikrai labai nebloga vieta, gerai matosi, lengva prieiti. Dujų balionas 82 litrų talpos montuojamas atsarginio rato vietoje. Dugnas, kaip matot, lygiai, gražiai, tvarkingai užsidaro. Ir taip atrodo įdėtas dujų balionas, Bormech gamintoje, vieno turbūt kokybiškiausių realiai rinkoje. Ir pildymą padarom prie benzino užpilimo, kaip mato, dangtelis yra uždarytas. Šį pasiėmęs atsidarau ir man net nereikės ir nereikia jokio pildymo adapterio įsisukinėti. Aš atsidaręs, jungiu pistoletą ir iš karto, reiškia, pildausi dujas. Galiu atsisukinėti ir benzino užpilimą, niekas man netrukdo, jokių problemų, baigęs pildymą, viską užsidarau. Labai patogu, paprasta ir elementaru. Tai tiek apie Subaru Outback ir Landrenzo dujinės įrangos montavimą. Jei kažką panašaus vairuojat, planuojat įsigyti ir galvojate apie dujinę įrangą, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.